pergalė. Manau, kad mūsų laukia dar daug darbų ir kovų. Sėkmės jums, sėkmės visiems. Ačiū. Tai ir pačiam sėkmės ir visiems kitiems mūsų sąrašo, 16 sąrašo nariams. Dievas ir tėvynė. Labadiena, studijos slaptai žiūrovai. Aš esu Imantas Melenas, buvęs Valstybės saugumo departamento pareigūnas, šiuo metu politikos apžvalgininkas. Mes kartu su kitais Krikščionių demokratų partijos atkūrimo iniciatyvinės grupės nariais einame į šios Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus kartu su vienintelė nekomunistinė, nenomenklatūrinė ir nekorumpuota Lietuvos socialdemokratų sąjunga, kuriai vadovauja gydytojas Arvydas Akstinavičius. Iš viso mūsų Krikščionių demokratų atkūrimo iniciatyvinės grupės narių šiame sąraše numeris 16 yra 7 žmonės. Be manęs, tai gerbiamas ponas Edvardas Šiugžda, Lietuvos katalikiško laikraščio 21 amžius leidėjas ir vyresnysis vyriausias redaktorius. Taip pat Slaptai LT internetinio puslapio vadovas ir redaktorius ponas Gintaras Visockas, kariuomenės kūrėjas savanorius Stanislavas Guščius ir kiti plunksnos darbuotojai, tarp kurių Edmundas Greinys, Petraitinė Eglė ir verslininkas Arvydas Baniulis. Visi kartu, nes, kaip sakiau, einame Krikščionių demokratų atkūrimo iniciatyvinės grupės sąraše kartu su Socialdemokratų sąjunga. Kodėl Socialdemokratų sąjunga? Kodėl mes nepasirinkome kitos partijos? Tiesiog tai buvo ilgų apmąstymų ir kritiško ir sąmoningo apsisprendimo išdava. Deja, ne tik valdančios partijos, komunistų, kurie pasivadino Socialdemokratų partijos vardu ir kitos, bet taip pat ir vadinamosios opozicinės partijos, vienaip ar kitaip, kaip pasirodė per tos 2 pastarosius metus, per tą vadinamąjį valstybininkų skandalą, yra susijusios su verslo grupuotėmis, kurios savo ruožtų gali būti Rusijos spectarnybų priedangos įmonėmis Lietuvoje. Kaip žinome, finansavimą iš Dujotekanos, kuri yra Gazpromo, tampriai susijusio su Kremliumi ir su FSB, reiškia padalinys Lietuvoje, ne vien tik tai partijos, kurios įvardinamos kaip neva kairiosios, bet ir dėja ir konservatoriai, ir liberalų sąjūdis. Tai paaiškina ir tų partijų keistoką laikyseną lemiamais mūsų tėvyniai momentais. Turiu omeny ir balsavimą dėl Leo LT, turiu omeny ir pusantro metų trukusi konservatorių partijos keistą broliavimąsi su komunistais. Turiu omeny ir mano kolegų Vytauto Damulio ir Kastyčio Braziulio eliminavimą iš konservatorių sąrašų prieš pat rinkimus, kas buvo padaryta liepus tam pačiam valstybininkų klanui, kuris yra Rusijos rezidentūra Lietuvoje. Turėtume visą tai omenyje ir nespėję suformuoti normaliai, kaip tai priklausytų iki rinkimų Krikščionių demokratų partijos tokia, kokia jin turėtų būti, mes buvom priversti šlietis prie kitų jėgų ir vienintelė politinė jėga, kuri pilnai, sakykime, atitiko mūsų reikalavimus, moralios, skaidrios politikos, tarnystės Lietuvos žmonėms ir tiesai, tai buvo Socialdemokratų sąjunga. Tai, kad mes dešinieji einam kairiosios partijos sąraše, savaime nėra jokia blogybė. Blogai yra tada, kada nepriklausomai nuo to, ar partija pasivadina pozicinė ar opozicinė, populistinė ar tradicinė, kairioji ar dešinioji, iš tikrųjų jinai išduoda savo deklaruojamus idealus ir savo rinkėjų interesus. Jo labiau, kad socialdemokratų, aš turiu minėti tikruosius socialdemokratus, o ne komunistus, socialiniai, ekonominiai politikoje ir kitos programinės nuostatos
dažnai atitinkamas krikščionių demokratų nuostatas. Ir toksai bendravimas ir bendradarbiavimas Lietuvoje tarp krikščionių demokratų ir socialdemokratų, jis yra žinomas dar iš tarpukario laikotarpio. Aš turiu omeny Krupavičių ir Kairį. Galėčiau pasakyti, kad šiuo metu kur kas didesnė įtampa programinėse dalykuose yra tarp konservatizmo ir krikščionių socialinio mokymo. Todėl visiškai nesuprantama, kaip vienoj partijai gali tilpti skirtingų ideologijų išpažinėjai. Ir krikščionys demokratai, ir konservatoriai, ir nacionalistai atstovaujami buvusios tautininkų sąjungos. Manome, kad bendradarbiauti Lietuvos labui gali įvairios Lietuvos partijos, tačiau rinkti savo elektoratą vis dėlto turėtume atsakingai ir aiškiai sakydami rinkėjams, kokiomis vertybėmis mes vadovaujamės. Negali būti visi už viską, nes tada neaišku, kas už ką iš viso. Valdžia negali būti savitikslis. Tai ką, visiems sėkmės rinkimuose. Sėkmės ir pačiam taip pat. Ir man atrodo, kad laimėsim ir visi būsim parlamentarai. Niekur dėsime. Taip, ačiū. Ir dirbsime.